atsimenu mokyklos laikus, kada 14, 15, 16 metų, atsimenu, mes dar kieme su draugais žaisdavom kucą, ar tai žaisdavom su kompiuteriu, ar važiuodavom kažkur ten, nežinau, maudytis, žvejot, sakykime, tokie vaikystės dalykai. Tačiau tas bičas, jisai tuo metu jau buvo vyras. Taip, jisai buvo praktiškai tų pačių metų kaip ir aš, tačiau jisai važiuodavo jau pas mergas, jisai iš kažkur būdavo prasimušęs mašiną, jisai jau pardavinėdavo narkotikus, jisai šėldavo, jisai pats jau gerdavo, pats narkotikus vartodavo. Hey, thanks. Ačiū, kad atėjai. Wow, Tu laižaisi taip, kaip sakė Terė. Wait, Pala, you're not tu ne Terry. Terė? Ne, aš Šerė. Bet kuo toliau eisim, tuo didesnį matysi skirtumą. Ir tas bičas, žinoma, kad jisai buvo anksčiau subrendęs nei visi kiti. Jisai sporte, fizinėje veikloje, jisai buvo pranašesnis už visus kitus. Jam net stengtis nereikėjo, net jam atrodo treniruotis nereikėjo. Jisai tiesiog iš savo genetikos, iš savo prigimties jisai buvo pranašesnis. Ir kai dabar pagalvoju ir kaip žinau, kur tas vyras šiai dienai yra, ką jisai veikia, kokią veiklą užsiema, kokį darbą turi ir panašiai, tai atrodo lyg jo gyvenimo highlightas, jo gyvenimo aukštumos buvo, kai jis buvo mokykloje, kai jis buvo 10, 11, 12 klasėse. Tada jisai buvo šustriausias, kiečiausias ir visoks kitoks. Aš garantuoju, kad ir tu pažinoji ir pažįsti tokių žmonių, kurie buvo pranašesni už kitus, buvo greitesnis, stipresnis. O Doilas kiečiausias. O Doilas kiečiausias. Ačiū, Doilai, malonu susipažinti. Čia trigonometrijos užduotis, kurias praleidai. Ir fizikos užrašai. Ačiū, bičiuliai, jūs tikri draugai. O Doilas kiečiausias. Tiek krepšinį, tiek futbolą, tiek praktiškai bet kokį kitą sportą, jisai galėjo žaisti geriau nei visi kiti. Ar turėjo kažkokių kitų talentų, dėl kurių jam praktiškai nereikėjo stengtis. Jisai iš esmės gimė toksai. Ir tie žmonės, tie gabų žmonės su Dievo duotom dovanom, kiek jų išpildė tas dovanas, kiek jie pasinaudojo savo potencialu. 1 iš 100 gal nuėjo į profesionalų sportą ar kažkaip kitaip išnaudojo savo duotas dovanas. Gal 1 iš 1000, kiek žinai tokių žmonių, kurie mokyklose buvo šustri kieti, bet realiai prasidėjus tikram gyvenimui, baigusis tai vaikystei, dirba paprastą standartinį kažkokį darbą, tiesiog savaitgaliais varo išgerti ir tu tiesiog galvojo, kur dingo tas žmogus, kuris atrodė kalnus verčia. Tas žmogus atidavė save jaunose dienose, atidavė save alkoholiui, narkotikam, pornografijai, atidavė save tiem vadinamiem draugam, kurie su juo buvo, nes jis buvo šustras kietas, pas jį galėjo gal plotai vykti, pas jį tėvų nebūdavo namie. Ir net truputį liūdna ir gaila apie tai kalbėt, matant, kad toks talentas iš esmės buvo uždarytas į lentyną, iš kurios jisai niekada ir nebebus išimtas. Yra posakis, kad sunkiai dirbantis vidutiniokas visada įveiks talentingą nevykėlį. Mano galva yra ne taip, kaip ryškiai švieti, bet tai, kaip ilgai tu gali šviesti ir kaip pastoviai tu gali šviesti savo šviesą. Šiandieniniam pasaulyje talentingas, potencialus, stropiai dirbantis vyras, jam ribų nėra, jis gali kalnus nuversti, jam visos durys yra reikia
daryti, jeigu tu neturi potencialo, nesi talentingas. Pastoviai ir stabiliai tau reikia rodyti save, dirbti su savimi, mokytis, tobulėti, stiprinti savo įgūdžius, charakterio savybės, fizinę būklę. Na, realiai viskas, ką sakau kiekvienam video, potencialas tai nėra viskas. Potencialas tai iš esmės yra, kaip angliškas yra posakis, chip on the shoulder. Automatiškai, turėdamas potencialą, tu atsuki šviesą į save ir žmonės daug daugiau iš tavęs tikisi. Tikisi, kad tu pasistengsi labiau, kad tu būsi geresnis nei esi, kad tu paukosi savo laisvą laiką, kad tu dirbsi ir rodysi daug daugiau drausmės nei visi kiti. Potencialas tai yra sunkus svoris uždėtas tau ant kupros nešti. Daugelis jo neneša, daugelis tiesiog jį nusimeta, pasidžiaugia trumpa šlove, tiesiog mėgaujasi gyvenimu. Jei kažkas sako, kad tu esi talentingas ir turi potencialą, neužmik ant laurų. Pasimk tą svorį, pasimk tą naštą, kuri yra potencialas ir įgyvendink jį, naudokis savo talentais ir tom dovanom. Siek to potencialo įgyvendinimo. O jeigu tu neturi talento ar neturi potencialo, na, tau tiesiog dirbti reikės daug ilgiau ir sunkiau. Bet nepasiduok. Atsimink tai, kad tie žmonės, kurie turi potencialą, jie dažniausiai jo neišnaudoja. O tu, tau užtenka tiesiog turėti norą ir dirbti sunkiai. Atmink, kad sunkiai dirbantis vidutiniokas visada įveiks talentingą nevykėlį. Baigta.